Prienuose vyko aktuali diskusija socialinėmis temomis. Seimo narė Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto vicepirmininkė Jūratė Zailskienė pakvietė apygardos, kurioje išrinkta Prienų, Birštono ir Alytaus rajono socialinių sričių specialistus pasikalbėti apie tai, kas svarbu, aktualu, ką galima tobulinti. Pirmiausia, aš ir susikviečiau tam, kad išgirsti pagrindinės problemas, su kuriomis susiduria dirbantys socialiniai srity, kad turėčiau kryptį labai aiškę, kur link dirbti ir kokius pakeitimus siūlyti. Šiaip daug ką aš jau tikrai bendraudama su rinkėjais labai nemažai situacijų ir panagrinėjau ir jau kai ką mes sprendžiam, bet aš manau, kad tie, kurie tiesiogiai susiduria su paslaugų gavėjai, su gyventojais, išgirsta iš gyventojų jų rūpimas problemas, jie tikrai pasakys dar daugiau, negu aš žinau. Taip, ir jūs pati Prienuose dirbote visada vadovaujamas pareigas ir, kaip sakote, ir eidama į rinkimus girdėjote ir su meru aptarėte dar syk. Tai tiesiog vis tiek, gal kokios tos problemos, sakykime, regionuose, ne Vilniuje, o mūsų regionuose. Regionuose vienas iš didesnių problemų yra tos, kad Vilnius negirdi regionų. Tai vat aš manau, kad dabar, kai socialdemokratai tikrai gavo nemažai Seimo nariai laimėjo rinkimus, tikrai, manau, bus didesnė galimybė įsiklausyti ir suprasti, kokios problemos jie sieja. Sakykime, yra globos įstaigose, socialinėse įstaigose dirba sveikatos specialistai. Jų finansavimu rūpinasi sveikatos ministerija ir to nesusikalbėjimo yra labai nemažai. Tai čia tik vienas iš pavyzdžių. Tai tiesiog bandysim, kad tas Vilnius ir regionai kuo labiau susišnekėtų. Taip, ir jums tapus Seimo nare, jūs tapote visoje Lietuvoje žymi dėl keleto klausimų. Vienas, kuris rūpi visai Lietuvai, tai yra antroji pensijų pakopa. Tai gerbiamo Jūratė, kokia žinia? Jau daug apie tai kalbėta, bet vis tiek taip trumpai, kokia žinia? Labai trumpai yra ta, kad mūsų pažadas buvo, kad žmonės, kurie nepatenkinti antrąją pensijų pakopą, kurie buvo priverstinai įtraukti arba tiesiog nepasitikė, turės galimybę iš jos pasitraukti. Sąlygos dabar yra kaip tik derinamos ir svarstomos. Tie, kurie liks, bus, sakykime, 12 mėnesių langas, per kurį jie galės išeiti. Tie, kurie liks, sąlygos jau bus švelnesnės. Privalomai naujų dalyvių į antrą pensijų pakopą priverstinai netrauksim. Tiesiog bus kiekvieno savarankiškas apsisprendimas. Tada bus galimybė išeiti, dalį pinigų pasiimti bent vieną kartą išeinant į pensiją. O tie, kurie jau išeis, sakykime, priklausomai nuo sumos, kokia jie bus sukaupę, galės arba atsiimti, arba įsipirkti anuitetą ir mokėtis kas mėnesį priedą prie pensijos. Tai va tokie labai trumpai, bet tikrai, kai bus aiškiau, aš ir pati asmeniškai daviau pažadą, tikrai važinėsiu, kalbėsiu su gyventojais ir aiškinsiu aiškiau ir smulkiau, kad būtų visiems aišku. Na ir taip kaip ir Prienų, Alytaus rajono, Pietų Lietuvos ir visos Lietuvos žmonės, ko labiausiai jie bėdoja, jeigu galima taip pasakyti, tai maisto kainos. Tai taip pat yra žinių ir naujienų, kaipgi pažaboti tas drastiškai kylančias kainas. Tai čia kilo mintis tikrai mums, kad reikia kurti maisto tarybą, nes Europos komisija jau yra įkurta gruodžio mėnesį, kur tikrai susirinkę įvairių grupių ir vartotojų, ir gamintojų, ir verslininkų ir pardavėjų atstovai, kurie svarsto, kaip padaryti, kad tos kainos būtų adekvačios. Ir tai tikrai nėra kalba apie reguliavimą arba priverstinį reguliavimą. Tai tiesiog susėdimas ir apsvarstymas, ką kur ne tai padarė. Gal per ilgą grandinę iki prekystalio. Tiesiog, žinot, turim kažką daryti, nes jeigu nieko nedarysi, tai lengviausia pasakyti, gal ir nepavyks, bet to gal ir pavyks. Todėl stengiamės, kad ieškot variantų, kaip tas kainas pažaboti. Ir dar trupinėlis švietimui. Regionuose ypatingai aktuali tema yra klasių komplektavimas, kad ne 21-22 vaikai būtų, o šiek tiek mažiau. Gerbiama Zailskienė, kokios naujienos? Naujienos tokios, kad švietimo ministerija dabar tikrai svarsto variantą, kad mažom kaimo mokyklom sudarytų galimybę turėti 12 klasių komplektą ir kad savivaldybės turėtų galimybę irgi prisidėti. Nes iki tol ankstesnės valdžios konservatorių buvo priimta taip, arba 20
21 vaikas arba komplekto nėra. 19-20 vaikų viskas, jokių finansavimų, jokių nieko. Net negalėjo savivaldybės prisidėti. Tai dabar yra negana, kad sumažinama, savivaldybės turės galimybę prisidėti, nes jos irgi nuspręs, ar reikia, ar nereikia. Ir žinoma, valstybės prisidėjimas irgi tam tikra dalim bus. Tai darbų pasiraitojus rankovės plušėti yra aibė. Tikrai taip, tikrai taip.